Ir vėl laba diena, kolegos. Šįsyk panagrinėkime vieną darbo su interaktyviaja lenta būdą, kurį sąlygiškai pavadinau pasirodančiais atsakymais. Tai nėra pats paprasčiausias darbo būdas, bet jis tikrai įkandamas. O rezultatas, ypač dirbant su pradinukais, gali būti tiesiog šaunus. Šį būdą sėkmingai taiko žinoma Rusijos mokytoja Jelena Aleksandrovna Čiulichina. Štai keli fragmentai. Manau, kad komentarų čia daug nereikia. Čiumpame užduotį, nešamės į tam tikrą zoną ir pamatome tuo pačiu ir atsakymus. Kitas pavyzdukas. Principas tas pats. Užduotį nešu į tam tikrą zoną, pamatau ir atsakymus. Dar vienas pavyzdys. Na ir dar vienas pavyzdukas, kur nusičiupęs lapelį tempiu į žemyn, pirmiausia išlenda užduotis, o paskui lapeliui nukritus dar žemiau, pamatome ir atsakymą. Pabandykime ir mes padaryti ką nors panašaus. Pirmiausia, įterpkime pačią paprasčiausią lentelę. Lentelė sudaryta iš vieno langelio. Sumažinkim šitą langelį. Nesunku suprasti, kad mes jį galim pasidaryti kokio tik tai norim didumo. Dabar įsikelkime paveiksliuką. Iš galerijos pasirenku, tarkime, vienetuką. Jei tą vienetuką aš įkelsiu į lentelę, vienetukas padidės iki lentelės dydžio. Ir jeigu iškelsiu atgal, jis jau nebepasikeis. Padidinsiu lentelę, įkeliu vienetuką, jis dar padidėjo. Iškeliu iš lentelės, jis nebesumažėjo. Čia ir yra šito metodo esmė. Vienetuką pakeiskime užduotimis su atsakymu. Iškerpu vienetuką, renkuosi figūras ir imu pačią paprasčiausią figūrą. Pasikeičiu įrankį, sprakteliu figūrą, dvigubas spraktelėjimas, čia galiu įvesti tekstą. Tarkim, 4 plus 5 lygu 9. Galiu pamažinti šitą tekstuką. Jeigu bus toks vaizdas, tai stačiakampyje matysis ir sąlyga, ir atsakymas. Bet jeigu pažymėsim šitą stačiakampį ir už kampo mes jį patampysim, pamatysim, kad galima gauti įvairių būdų. Ir štai, matosi tik sąlyga, o atsakymas tiesiog netilpo. Dabar imu šitą figūrą, įkeliu į lentelę, paleidžiu ir ką mes matome? Stačiakampis padidėjo ir matom ne tik sąlygą, bet ir atsakymą. Iškėlus atgal, tas atsakymas niekur nebepasislėptų. Nelabai sudėtinga tiesa. Visa kita yra tik tai šito veiksmo tobulinimas. Beje, reikėtų atkreipti dėmesį, kad skirtingos programos versijos elgiasi šiek tiek skirtingai. Mes dabar eksperimentuojam štai su šita versija. Šiek tiek sumažinkime lentelę, sumažinkime ir pačią figūrą, jinai padidėjo labai jau daug ir atsakymą matome, o nenorėtume matyti. Galime figūrą paredaguoti taip, kad jinai mums būtų estetiškesnė.
savybės, tarkime, užpildykim figūrą, parinkime linijos stilių, tarkim, mėlyną, per ryškus tikriausiai rėmelis, pasiaurinkim rėmelį. Dabar pabandykime įkelti. Štai. Jeigu iškelsim atgal, pamatysim, kad figūra nebesumažėja. Todėl vietoj iškėlimo paprasčiau sugrįžti vienu žingsniu atgal. Ir mes turėsim tokį vaizdą, kokį turėjom iki tol. Prie užduotėlės pridėkime dar kokį nors objektą. Kad ir patį paprasčiausią žmogeliuką uždėtą štai šituo rašikliu. Kad tie du objektai būtų kartu, mes juos pažymėkime ir sugrupuokime. Pažiūrėkim, kas dabar išeis. Keliu tuos objektus, jie keliauja žinoma kartu į lentelę. Ir ką mes matome? Pamatėm atsakymą, žmogeliukas išdidėjo, tik tai buvo nukirptas vienas žmogeliuko žandas. Grįžkime atgal. Išgrupuokime. Ir dabar vietoj žmogeliuko pabandykime panaudoti paprasčiausią taškelį. Imu rašiklį, dedu taškelį, šitą taškelį pasižymiu, renkuosi savybės, kad jo nesimatytų, padarysim taškelį visiškai skaidrų. Jo nesimatys, bet jis čia bus. Pažymiu, sugrupuoju ir įkeliu. Ši čia esantis taškelis neleidžia šitai figūrai, mūsų stačiakampiui, išdidėti taip, kaip pradžioje matėm, iki pat kraštų. Dažnai taip atrodo žymiai gražiau, negu stačiakampis būtų išsiplėtęs iki pat kraštų be jokio rėmelio. Vietoj žmogeliuko egzistuoja nematomas skaidrus taškelis. Vėlgi grįžkime atgal. Labai dažnai verta pažaisti su pačia lentele. Pasirinkime savybės ir tarkim pasirinkim, kad linija yra visiškai balta. Šituo atveju mes tik žinosime, kad čia yra laukas, į kurį įkėlus užduotį pamatysime atsakymą. Pažiūrėkim, kaip tai atrodys. Įkeliu į tam tikrą vietą, nebuvo toj vietoje užduoties, nieko nesimatė. Įkėliau į šitą vietą, paleidau, pamačiau užduotį jau su visu atsakymu. Vėl grįšiu atgal. Labai dažnai verta lentelę tiesiog užfiksuoti, kad jinai nepabėgtų. Užfiksuokim vietoje. Įkelkime užduotį dabar. Rezultatas tas pats, bet iš užfiksuotos lentelės užduoties išnešti nebepavyks. Ta būtina atsiminti. O štai čia bandymas paslėpti ir sąlygą, ir atsakymą. Čiumpame kurį nors žmogeliuką, ištraukiame iš už užsklandos, išlindo sąlyga. Žinom, kad čia yra lentelė, keliam į šitą vietą, paleidžiam, žmogeliukas rodo ir atsakymą. Ta patį padarykime su visais kitais. Pamatėm sąlygą, pažiūrėkim į atsakymą. Ir vėl sąlyga, ir vėl atsakymas. Sąlyga, atsakymas. Sąlyga, atsakymas.
Žinoma, dirbant šiuo būdu, gali tekti sugaišti nemažai laiko, ypač iš pradžių. Bet rezultatas gali priversti šypsotis ne tik žmogeliuką. Visiems sėkmės.